prieš savaitę gipsas. O šiandien 100 km takas aplink Vilnių su elektriniu dviračiu. Tai 2 baterijos, eko režimas ir vakar nusiimtas gipsas. Visi galvoja, kad elektrinis dviratis tai yra tiesiog pasivaikščiojimas lengvas miške, mieste ar kažkur, bet pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų yra ir kokia realybė bus važiuojant ant eko šį taką. Ir man į pagalbą ateina elektrinis dviratis, ne bet koks, o ačiū Motocentrui už galimybę išbandyti šį dviratį aplink Vilniaus taku. Tai yra Husqvarna MC3 modeliukas, visiškai naujas, kas tikrai faina, reikės vėl pritrinti stabdžius. 29 ir 27,5 ratais, tai yra muletas, SRAM GX grupė, 150 eigos RockShox amortizacija, Shimano F6 varikliu ir 630 Wh baterija, kurių turiu 2. Jų tikrai mums šiandien prireikia. Ar užteks 2 baterijų 630 Wh? Ar eko režimu atlaikysiu visą taką? Per kiek laiko įveiksiu taką? Kiek sudeginsiu kalorijų? Ir ar atlaikys mano alkūnė, nes tikrai truputėlį bijau dėl jos. Tai pirmiausia, Belmonto atkarpa 99, Pavilnio atkarpa, Liepkalnio, Panerių, Gadžiūnų, Lazdynų, Baltupių, Verkių, Jeruzalės, Antakalnio. Man atrodo, gaunasi bendrai apie 110 km ir apie 2500 sukilimų, kas tikrai nėra mažai. Važiuojam. Varom. Didelis dėkui Donatui už Garmino kompą. Esmė, kad tiesiog bus pajungtas visas žemėlapis, kad nepaklyščiau ir savo ramiai važiuočiau. Nu gerai, pradedam. Pirmieji nusileidimai. Žmonių krūva. Vidury centriuko. Pradėjom nuo 3 kryžių kalno. Kuom džiaugiuosi, kad kol kas ranka visiškai neskauda ir normaliai visai. Sorry. Ant nugaros turiu pasikabinęs 7 kg. Tai yra baterija, gėrimai, truputėlį batonėlių keletas. Šį kartą šis dviratukas yra čipuotas, bet sakau, ant eko maudo važiuosiu visą laiką ir viliuosi užteks energijos 2 baterijų. Tuo išvažiuosim iš centriuko, bus paprasčiau. Atsargiai! Taupimo sumetimais būtų geriau gal turėti nečipuotą dviratį ir labiau iš savo kojų daugiau. Aišku, ant eko vis tiek mini, bet kol kas atrodo labai nesunku, faina, malonu važiuoti. Takas aplink Vilnių. Tinkamoje vietoje esam. 3,5 km. Reikia labai nelaginti. Užtruksiu tai ilgai. Tai esu dabar labai daug užpūtęs padangas, tai gal reikės nusileisti, bet važiuoja minkštai su tokiom kietom padangom, bet noriu, kad riedėtų neblogai. Yra 5 km, 20 minučių. Labai daug buvo lietingų dienų prieš šiandien, tai tikrai šlapė. Atrodo slidu gana. Važiuojam Belmonto trasą, trasos įvažiavimą. Tada, bet šį kartą nevažiuosim Belmonto trasa, Belmonto šuoliais, važiuosim greta. Nu, aš labai tikiuosi, kad užteks baterijų. Belmonto užtvankėlė. Gražioji Vilnelė. O, iš esmės, kaip aš džiaugiuosi, jūs net neįsivaizduojat. Su ranka kol kas kažkokių problemų nejaučiu. Po tiek dienų lietaus, tai tokia dienikė graži, tokia atgaiva. Taip smagiai. 10,5 km, baterijos jau kažkiek pakrito, pradedu biškį abejoti, ar užteks baterijų 2. Čia tokiais kalniuksais reikia kilti, o dar tik tais pradžia. Nu, faina ir gražu. Nice. Prisidėjau krūvą batonėlių visokių. 10 km liko dar 100, man atrodo. Va taip, lipai į kur tik nori, ant laiptukų, nuo laiptukų, per miškelius, per takelius. Lekiam! To į Rokantiškį atsilieksim. Kol kas tikrai nesu pavargęs. Kem 6. Pagal protingąjį Smart Range 3,3 km, sako. Oi, tai jeigu dabar nuvažiavom 13, dar 3,3, mažokai, trūksta.
reiks kažkaip derinti, kad užtektų. Šitą Husqvarna MC3, tai rodos yra 3000 naujo kainuoja, o yra dar MC2, tai 2.7 lyg ir identiškas dviratukas, tik tais komplektacija truputėlį žemesnio lygio, bet iš esmės tai labai irgi neblogas dviratukas. O šitas bendrai kol kas man tikrai smagiai jaučiasi, smagiai važiuoja. Gum kairė, kertam gatvę ir šaunam per dar vieną užtvanką. Jau, beautiful. Nu tai kaip gerumo diena. Ai, tu savo. Va, liukų šortukai, džersiukų, su kuprinė 7 kilų, bet nelabai jaučiu kažkaip juos. Kas gali būti geriau? Šiuo metu savijauta 10 iš 10. O, nuotaika 10 iš 10. Dviratis 9,5 gal kol kas gazina baterijos esmė kaip čia kas. Kiek reikia viską padaro, tai... Įvažiavom vėl į miškelį ir lakam toliau. Jau biškį pasiklydęs esu, link kur mes čia važiuojam. Pro Rokantiškės pravažiavom. Į Piliavietę. Wow. Sukilimai. Gerai. Elektriniam dviračiam yra iššūkis su mano 500 vatvalandžių be šansų, išvis be šansų, 2 baterijom niekaip. Jo, alkūnė truputėlį jaučiasi, nėra taip, kad jau visai nieko nejausčiau, nu bet nereikia norėti kažko, kai prieš savaitę gipsą įdėjo. Kažkas vis Facebook'e komentuodavo, kad mano videkai visi downhill. Nu va, prašau, žiūrėkit, hebra, ne downhillas, minu, gravelistas, aš gravelistas. Ne downhilleris. Nu labai įdomu, kiek čia tų kalorijų gausis per balažiną kiek valandų. Nu galima gal iš posą pamėginti. Nu. Ei. Važiuoji. Ir alkūnė laiką. Nu gerai, užtek žaisti. Minam. Nu čia jau toks biški rimtesnis takelis. Pasidilginti kojas. Džiunglės visiškas. Oi. Problem. Oi, dilgelės visur. Big problem. Dilgelynai. Tabiški. Yes, įvykta. Varom toliau. Kuo toliau, tuo labiau patinka. Žiauriai smagiai. 21 km, valanda 22. Tik tais esu dabar su full face šalmu. Tai visai šilta. Su atviru šalmu biškai paprasčiau kvėpuoti. Bet čia tokia maža bėdytė, kad pasimėgau čia diena, tai oi kaip galima. Opa. Nu gražu. Dirba vyrai, nu gal nusileisiu pro šoną, gal nesupyks labai. Atsiprašau. Tikiuosi negreunu nieko. O į viršų galės. Galiu ir į viršų. Geros dienos. Rodos čia. Oi, kaip siaurai. Ai, savo biškiu baisiai buvo. Happy day. O happy day. Reikės jau kažkur pitstopą darytis. Atsigerti, užkasti batonėlių. Nu va, pitstopai bus pats tas. Opa. Pats tas bus pitstopui. Atsigerti ir suvalgyti kažką. 29 km 470. Dar vieną. Ir varom. Važiuojam. Nieko nepalikom, šiukšlytę susirinkom, lekiam toliau. Tai kol kas turime 31 km, 2 valandos. Sukilimo tik 762. Yra be 15,3. Daug dar liko. Dar sukilimo vos ne 2000. O, geras. Kažkada čia gyvenau iš Naujanai. Seni geri laikai. Į chatui 4 gyveni. Matau tiltą, važiuoju ant vienkės, aišku. Nu, įdomu, kaip su graveliu sektus. Irgi visai norėčiau pamėginti. Jau jaučiasi energijos truputį gal. Sunkesnės kojo. Sunkesnės. 35 km, 2 valandos 24 minutės. Biški. Downhillo. Oi, dilgelės. Per kelieną. Ai. Tam 7. Jau. Smagiai. Gaudom Daciją.
Siūlau visiems išmėginti šį taką. Nu, gal nebūtinai visą, bet super tikrai atkarpom. Čia kokiom pelkiom. O, vaikeli. Upe važiuoju. Matos moca irgi važinėja, smaginas. Nu, aš kaip su mocu realiai Husqvarna vis tiek. Pravažumas geras, kaip niekur nieko. Nu, tokie status kalnai, tai net neverta minčią su dviračiu. Aišku, būtų galima užminti, manau, bet labai daug energijos paaukoti reiktų. Užkyli ir iškart leidas. Tai kol kas yra sukilimo 965 metrai tik tais, o dar nusimato kilometras 409. How crazy is this? Kadrai tik tais trumpės, vis rečiau kažkas bus, nes energija mažėja, laimė mažėja ir toj bus iškart 100 kilometrų baigiau. Kągi, 40 kilometrų, 2 valandos ir 45 minutės. Nuotaika 10, energija 8, dviratis 9,5, nieks nesikeičia, tik tais energijos lygis mažėja tiek dviračio, tiek ir mano. Reiks kokią gražesnę vietytę vėl susirasti, taptelt ir pasidaryti truputėlį pit stopą. Oi. Geras. Smagiai suliekta. Nesuprantu, kur esu. Literaliai nežinau, kur esu. Ką pastebėjau, tai labai gerai rieda. Dėl tos padangos šiaip, aišku, nemažai pripūstos. Tai irgi duoda savo, tai tikrai lengvai minasi. Bum. Posūkėlis, ketšovas. Proteino batonėlis. Biškį atsigėriau. Oi, skanus batonėlis. Niam. Na kągi, 5 atkarpa. Sudėtinga. Palei Gariūnus, išlysim. Sukilimas. Vienas. Wow. Beveik 5 kilo. Čia bus labai stati vieta. Aš dar padangas užpūtė stipriai, tai nu, nežinau. Yes. O, čia geras, va, nusileidom ir iškart kylam. Nu, nedaug liuka. Pulsas 170. Neatsimenu, kada buvau tiek užsikėliu. Tada, va tiek va užlipau tiesiog. Opa. Truputėlį pailsėta, atsipūsta, pasigrožėta regykla šią Gariūnų. Tikrai gražu. Pusę kelio. Gerai, viskas. Nėra čia termazint kada, nėra ką čia lagint. Daug kelio dar prieš akį. Alkūnę skaustanti, kai lenkiu, bet važiuojant kažkaip nesijaučia. KMH. Elektra išjungta. Posūkis iš karto, tai nenori atleisti. Alkūniai labai malonus masažas. 50 beveik 5 kilometrai. Lokinam amortikus, neįkvojam energijos. O, triušis nubėga. Jau truputėlį sunku kažką išlementi. Norėtis gal normalaus maisto. Damos, atsargiai. Aha. Ačiū. Iš arčiau kiaušiukas. Lol, geras. Ui. Sumų zonų, taip va. Tokio labai temą iš tikrųjų leista. Nežinau, čia kur važiuoju ir kas čia manęs laukia. Bet atrodo visiškos džiunglės. Ir išlindom prie Neries, kitapus Vingio. Ui.
Reiktų prie visos laimės neįvažiuoti, ne, ir nežinau, čia tuščias kojos, ar tiesiog baterija nebeduoda iš vis energijos. Viskas tiesiog stovi random. Reikia pakeisti. Reikia raktelio, reikia baterijos. Šito irgi prireiks galeko. Ojojoj, bet norėtų daugiau. Rykst. Pasakė. O. Viskas. Tarp kitko, šitie proteininiai batonėliai iš Lidlo yra žiauriai skanūs. Jeigu reiktų vertinti, 9. Gal ne 9,5. 9. Labai gerai. Vienas batonėlis, lašiukas gėrimo, jau atrodo skysčių tikrai trūksta. Jungiam. Nėra niekas smagiau po tuščios, o matyti pilna visiškai. Viskas, judam. 70 km, 5 valandos ir 22 minutės. Bendro laiko. Energija 4, nuotaika 8, dviratis 9,5. O, koks spartus. Neįsivaizduoju kas ir kodėl, bet fainiai. 10 km. Sorry, vyručiai. Žalį ežerą. Ei, 90. Važiuojam. Op. Tosiu jau paskutinį batonėlį, lašiuką vandens ir tada jau iki galo puškuosiu. Tikrai nėra lengva, bet nieko, nebedaug beliko. Dėkui. Paskutinį batonėlį, vandenuką ir važiuojam toliau. Įdomių čia vietų visai yra. Neteko tikrai čia minti. 9, beveik 8 kilai. Yes. Ei, 103 kilometrai ir dabar tik tais dar į Antakalnį važiuojam. Oi, kaip bonkino, ar kaip ten vadinas. Kalorijų sudeginęs N, net neįsivaizduoju kiek, bet tikrai daug. O suvartojau tikrai nedaug. Tai dar surašysiu viską iš tikrųjų, kiek bendrai tų kalorijų sudeginau, kiek suvartojau, kokį laiką padariau, kiek baterijos liko. Žodžiu, visą informaciją surašysiu. Reikia tik tais pabaigti šį taką. Kojytės jau tuščios. 110 kilometrų. Wow. Jau. Pirma atkarpa. Yes, finally. Oi. Nu ką, hebrytė. Trumpai ir aiškiai žodžiu. Pats takas tai labai fainas, labai patiko. Ar kartočiau? Tikrai manau, kad taip. Dėl dviračio pačio patiko iš tikrųjų. Tokiem takam kaip šis, tarkim, tai atidirbo pilnai ir dar bijojau, ar tikrai užteks tos baterijos, tiksliau tų 2 baterijų. Tai užteko, liko dar. Pridedu kiek liko procentų ir pridedu bendrai visą statistiką, kiek laiko užtrukau, kiek sudeginau kalorijų, kiek buvo sukilimo, kiek bendrai kilometrų. Viską pridedu tada čia, pasižiūrėk, vertink. O daugiau ką, hebrytė, ačiū, kad buvot kartu su manim. Nepamirštam laiką, subscribe, palik komentarą, gal kažkur turi pasiūlymų, gal kokį nors kitą video ar dar kažką. Ir iki kitų kartų. Davai. Bye, mano mielas draugė. Varau ilsėtis. Davai.